aš galėčiau sakyti, kad tai yra tam tikra prasme mano laisvas pasirinkimas ginti Lietuvoje. Ir pirmas dalykas, ką meditatorius turėtų atrasti, tai suprasti, kad jis pereina per mirtį, gimsta, ir aš atsimenu savo vaikystę, kokių 4-5 metų, kad aš atėjau iš kito pasaulio, tai man buvo toks faktas, kuris liko tiesa iki šiandien ir aš jo negaliu niekaip paneigti, negaliu tikėti to, ar kaip nors norėti, kad tai būtų. Tai yra tokia tiesa, kurią pamatai, tai kaip aš, pavyzdžiui, pamačiau jūs dabar ir rytoj ir po metų aš žinosiu, kad aš vedžiau tokį meditacinį seminarą. Ir aš to negaliu pamiršti. Bet tas nepamirštama, dar geriau, kad faktiškai tai yra kaip tarpinis punktas, per kurį teka energija iš mano praėjusių gyvenimų. Tik Lietuvoje sąlygos nėra tokios geros, kaip, sakysim, būdavo Tibete, kai tarsi Dalai Lama gimė, jis žino, kad jis buvo Dalai Lama praėjusiam gyvenime. Ir kai jį suranda šitam gyvenime atėję vienuoliai, jisai sako, ei, atiduok man karolius, čia mano. Jam buvo 3,5 metų, kur jisai neimo vienuolių grupelį, jisai mato specialiai vienuoliai, jie yra išmintingi, jisai užsideda karolius, kurios nešiodavo Dalai Lama praėjusiam gyvenime. Ir kai jie sutiko tą vaikiuką ieškodami, jie žinojo maždaug, kurioje vietoje ieškoti, tas vaikas iš karto sako, atiduok, čia mano. Ir dar kitus dalykus, pradeda šnekėti kai kurios žodžius iš tos kalbos, kuri buvo kalbama tuo metu, kai Dalai Lama buvo rūmuose, nes jis po to gimė kitoje vietoje, kur kalba buvo kitokia. Tai yra, jį iš karto pagal tai, kaip jisai elgėsi, ką jisai pasakoja, jisai sakydavo, kad aš važiuosiu į Lhasą. Jo tėvai nelabai suprato, ką jis čia sapalioja. Tai tokius dalykus vaikai daro maždaug nuo 3 iki 5 metų. Nuo 3 metų, kai jie išengė, jie darosi sąmoningai šiek tiek mūsų proto atžvilgių, pradeda galvoti, 4 metukais jie tampa sąmoningi vaizduotės atžvilgių, 5 metais sielos atžvilgių. Ir kai jie ką nors sako, būtų gerai, jeigu ir Lietuvoje tame tarpe tėvai, dėdės, tetos, močiutės įsiklausytų. Nes vaikai, pavyzdžiui, gali sakyti, kartais pamatė filmą, bet tada visai kitaip kalba. Jeigu vaikas gali pasakyti, tuo metu, kai buvau policininkui žuvau ir kažką dar prideda, reikia žiūrėti, tikriausiai tai yra susijęs su jo praėjusiais gyvenimais. Pavyzdžiui, vienas iš tokių tikrų istorijų, kai žmogus, mergina mirė ir visą laiką gimusi vėl norėjo turėti tokią rausvą suknutę ir ją apsirengti, svajojo, tėvai ją pinigų nedavė, bet po to, kai jinai prisiminė praėjusį gyvenimą, pasirodo, kad jinai su užsidėjus tą suknelę gyveno kurį laiką ir po to su ja žuvo. Tai tokie atrodo kai kurie labai paprasti pavyzdžiai, bet jie parodo tam tikrą sąsają su praėjusiu mūsų gyvenimu. Su praėjusia mūsų patirtimi. Ar jūs atsimenat, ar jūs neatsimenat, nereikia jaustis kaltiems, jeigu neatsimena, nereikia pūstis, jeigu atsimenam, todėl, kad kuo daugiau supranti kaip moksle, tuo daugiau matai problemų yra ką veikti, kuo mažiau matai į ateitį ir į praeitį, tuo mažiau yra problemų, bet kelias mūsų yra iš mažo į didelį, iš nesąmoningo į sąmoningumą.